32 uždavinys, gana sudėtingas. Keturkampis ABCD yra lygiagretainis. Taškai K ir M yra atitinkamai kraštinių BC ir CD vidurio taškai. Vektorių BD išreiškite vektoriais AK, kas būtų vektorius A, ir AM, kas būtų vektorius B. Galima pradėti nuo to, kad yra kažkoks AK vektorius A ir M. Tai aš pasižymėsiu tokius pačius kolineriuosius vektorius vienodom spalvomis. Ir tuos, kas mus domina, tai tokia elektrinė spalva pasižymėsiu. Tai dabar galvom, kaip mes galėtumėm gauti tą A vektorių. Taip, galėtumėm, pavyzdžiui, prie BK vektoriaus pridėti BA vektorių. Jeigu matome, kad šitas vektorius yra čianais, jam kolinerusis būtų šitas, aš iš karto pažymiu tą pačią spalvą. Ir čia sakėm, pridėsim BA, kolinerus tam BA yra vektorius MD. Čia dabar kryptis nesvarbi, aš tiesiog pažymėjau kolineriuosius vektorius. Kolinerus, tai jie, vadinasi, atradus kažkokį tai koeficientą, galėtų būti lygus. Ir jeigu mes sugalvotumėm, pavyzdžiui, gal iš pradžių šitą gausiu, vadinasi, B vektorių, tada žinosim, kaip ten Nežinau, man tiesiog atrodo patogiau B vektorių gauti. B vektorius matome, kad yra nukrypęs į M tašką. Tai jį galima būtų gauti kaip vektoriaus AD ir vektoriaus MD sumą. Dabar vektorius MD tikriausiai sutiksim, kad yra tas pats, kas pusė vektoriaus AB. Tai galėtumėm užrašyti. Pratęsiu lygybę štai taip. Tai AD vektorius plus 1/2 vektoriaus, jeigu į tą kryptį, tai AB turėtų būti. Viskas, kol kas nieko daugiau nedarome. Lygiai taip pat padarykime su vektoriumi A. Vektorius A yra nukrypęs į K tašką. Vadinasi, būtų galima parašyti šį vektorių kaip vektorių KB ir BA sumą. Taip ir padarykime. KB vektorius plus vektorius BA. Ir matome, kad vektorius KB tai yra pusė vektoriaus DA. Taip ir užsirašykime. Viskas. Tai turime vieną ir kitą išraiškas. Po to truputėlį pasitvarkysime jas. Dabar mums būtų svarbu prisiminti, ko prašo užduotis. Reikia išreikšti vektorių BD per vektorių A ir per vektorių B. Tai iš pradžių sugalvokime kažkokį būdą, kaip apskritai tuos mums vektorius apskaičiuoti. Vienas iš būdų tai būtų tą vektorių BD gauti vėlgi per sumą. BA vektorius plus AD vektorius. Pabandykime iš vektoriaus štai šio, tarkim, gauti vektorių AD. Pažiūrėsim, kas čia gaunasi. Taip, tai tada vektorius AD, matome, kad truputėlį yra kitaip parašytos negu štai čia. Tai truputėlį su šita lygtimi mes pasidarbuosim, kol kas parašau viskas taip, kaip ir yra. Pirmas dalykas, tai AD turi būti pilna, tai būtų gerai lygtį pasidauginti iš dviejų. Tai būtų 2 vektoriai A lygu vektorius DA plus 2 vektoriai BA. Bet mums reikia ne DA vektoriaus, o AD, tai reikėtų viską padauginti iš minus vienetų, taip? Tai čia tiesiog pasidarytų minus 2A, čia pasidarytų tada vektorius tiesiog AD, mes galėtumėm pakeisti raides ir tai būtų tiesa. O čia galėtų būti, vėlgi galiu apversti aukštyn kojomis, tiesiog parašysiu AB ir tada minusas čia neatsiras. Tai matome, kad vektorius AD plus dvigubas vektorius 2AB vadinasi, gaunasi minus 2A. Vektorius minus 2A. Tai ką galėtume pasirašyti? Kol kas nieko. Kol kas palikime šį užrašą taip, kaip jisai yra. Galbūt pasitvarkysime kitaip su juo, kai pamatysime, kas darosi su vektoriumi B.
Tai užsirašėme dabar, kad vektorius B yra AD plus 1/2 AB, bet mums reikia BA. Tai galime įsireikšti iš tos formulės BA. Aš dar kartelį perrašau, kad šalia matytųsi visas sprendimas. Taip, tai dar kartą primenu, kad mums reikia šį vektorių pervadinti BA, o ne AB, atvirkštinį jį padaryti. Nu, tai galiu, dabar iš karto pamatyti, kas vyksta, tai iš karto galiu dauginti iš -2, tai visi vektoriai taps priešingi ir tuo pačiu padvigubinti. Na, čia bus pas mus AD. Kol kas rašau su minusu, minus AD, minus 2AD. O čia bus pliusas. Tik apverčiu skaičiukus vietomis ir tiesiog čia, kadangi iš dvejetų padauginam, tai lieka vienetas. Na, tai mes dabar turim tokią išraišką, kad minus 2a ir minus 2b yra lygus va šiems skaičiams, taip? Na, aš dabar siūlyčiau padaryti tokį įdomų dalyką. Pažiūrėkime, kas bus, jeigu sudėtumėm šią ir šią lygties pusės į vieną lygtį. Na, tiesiog sudėsim, pažiūrėsim, kas gaunasi. Minus 2AD plus BA vektorius, čia yra šis gabaliukas, plus AD vektorius, plus, dabar norėčiau, kad jis kažkaip pasišalintų. Ai, tai ką sugalvojau. Na gerai, aš kol kas parašysiu taip, kaip yra. Tai va, tai čia šitas gabaliukas yra štai šis. Na ir pažiūrėkime, ar nebūtų galima čia jo kažkaip tai pertvarkyti. AD ir AD, juos galima iš karto sudėti. Gaunasi tiesiog, minus 2 plus 1, gaunasi tikriausiai, suprasite, minus 1. Tai galima iš karto gal tiesiog nutrinsiu šitą vietą ir įrašysiu, kad lieka minus AD. Dabar čia yra parašyta BA ir 2AB. Tai BA tegul jisai būna, nes jisai yra pas mus pačioje pradžioje, kur mes galvojam, kaip apskaičiuoti vektorių BD. Na, o tada mes galime tarp jų veiksmus atlikti, jeigu mes tą mūsų praėjusį jį paimsime ir apkeisime raidelės vietom. Tai bus minusas 2 ir tada bus vektorius AB. Ženklas pakeistas, raidės pakeistos. Na ir dabar matome, kad šitoje vietoje irgi galima atlikti veiksmus. Tai vektorius, atsiprašau, neparašiau, minusinis ir tada mums lieka minus vektorius. O kodėl aš neapkeičiau raidžių? Neapkeičiau raidžių, nežinau kodėl. BA ir dabar tikrai galime parašyti, kad bus minusinis vektorius BA. Taip, čia dabar gaunasi. Mums reikia BA plus AD, o turim atvirkščiai parašytą. Na, nieko tokio neatsitiktų, jeigu mes juos irgi sumaišytumėm, tik tais imkime vektorius su jų ženklais. Tai būtų minus BD ir būtų tada minus AD vektorius. Dabar vis tiek negerai, nes ten buvo pliusas, bet yra būdas, kaip pasidaryti ten pliusą. Išsikelkime minusą prieš skliaustą. Tai kas pasidarys? BD vektorius plus AD vektorius. Dabar, ką mes čia sudėjome? Taip, nueinam į pačią pradžią. Žinom, kad šitas atėjo iš šitos vietos, žinom, kad šitas atėjo iš šitos vietos. Tai galima sakyti, kad mes tiesiog sudėjome minus 2b su minus 2a. Ir minus 2b vektoriaus plus minus 2a, taip, yra tiesiog visa šita išraiška. Na ir mes galime pasakyti, kad jeigu mes paimsime ir iškelsime lygiai taip pat minusą prieš juos, tai būtų 2b plus 2a. Tai gauname lygiai tą patį. Tik mums reikėjo dabar BA plus AD. Kažkokia, matau, pas mane rašliavos klaida yra. Pametinėjau raides, čia A turėjo būti, čia A turėjo būti. Tai AD, AD. Nu, čia tiesiog parašiau ir po to užkabinau, kad A sumaišiau su D raide.
Dėl to, kad, tiesiog buvo panašiai B raidė. Čia turi būti BA. Dabar viskas gerai, dabar nematau jokių nesusipratimų. Tai žodžiu, mes turėtume sulyginti tada štai šią vietą su štai šią dalimi. Ir kas čia pasidaro? Matom minusas, o kodėl mums visko nepasidauginus iš minus vieneto ir nepavertus šių dviejų skaičių pliusiniais? Ir turbūt matosi, kad šita vieta yra kažkur matyta, ar tik ne čia? Tikrai taip. Vadinasi, mūsų BA ir AD vektoriaus suma galėtų būti dvigubo B ir dvigubo A vektoriaus suma. Pažiūrėkime, yra toks atsakymas. Aš matau, kad atsakymas yra C. Tai tokiu būdu reikėtų išspręsti. Viskas. Jei pamoka buvo prasminga ir įdomi, kviečiu tave sekti mane social medijoje, YouTube'ai, Facebook'e bei Instagrame. Ten dalinuosi praktiniais patarimais, o kartais netgi ištraukomis iš labai sudėtingų uždavinių. Jeigu turi dar kokių nors klausimų arba norėtum individualių arba grupinių pamokų, kviečiu naudotis Calendly platformą ir per ten užsiregistruoti. Jeigu dar kokių nors klausimų turi, tai tada parašyk į mano e-mailą čia.